Laidą pristato atsinaujinęs ir didžiausias Lietuvoje prekybos miestelis Urmas, siūlantis plačiausią prekių pasirinkimą vienoje vietoje. Aš Agnė Gelavičiūtė, paprasta šeimininkė nepaprastoje virtuvėje. Dabar aš receptų užkalbėtoja. Labas rytas ir vėl aš Agnė Gelavičiūtė sveikinuosi su jumis iš centrinio Kauno turgaus prekybos miestelio Urmas. Šiandieną kovo 8 ir aš noriu pasveikinti visas moteris. Gaminsime salotas, tai ką labiausiai jos mėgsta valgyti. Šiandieną mano valgiaraštyje dvi pasaulyje populiariausios salotos, tai Cezario ir Nicos. Salotų yra galybė rūšių ir visos jos tinka skirtingiems dalykams, pavyzdžiui, rukola arba lietuviškai gražgastė. Karpytų lapelių, kartoko skonio. Dėl to iš jos vienos ruošti salotų nepatartina, reikėtų maišyti su kitais švelnesniais salotų lapais. Garbanotosios, labai tvirtos, saldžios, šiek tiek kartoko prieskonio turinčios salotos. Taip pat naudojamas maišytos su kitomis salotomis arba jomis labai dažnai mėgstama puošti patiekalus. Iceberg arba ledkalnio salotos. Tvirtos, švelnaus skonio, todėl dažniausiai naudojamos ir yra pačios populiariausios. Ypatingai tinka su vištiena, su lašiša, su jautiena. Ilgai laikosi šaldytuve. Pekininis kopūstas. Lietuviai labai dažnai daro klaidą dėdami jį į salotas. Jisai skirtas gaminti, kepti ir virti. Aš esu centrinėme Kauno turguje prekybos miestelėje Urmas ir mes gaminame salotas. Dvi pačias populiariausias pasaulyje salotas. Pradėsime nuo Cezario. Cezario salotos man iš tikrųjų yra vienos mėgiamiausių. Labai patinka, kada jos padarytos tradiciškai. Cezario salotas galima paragauti bet kur, pavyzdžiui, bet kuriame oro uoste ar bet kokioje kavinėje, bet kurioje pasaulio šalyje. Ir jas padaryti labai nesunku, bet iš kitos pusės jas labai lengva sugadinti. Pagrindinės klaidos, kurios vyksta darant Cezario salotas, pavyzdžiui, oro uostuose, juose visą laiką per daug sūrio. Tarsi pastangas padaryti salotos sumelę truputėlį kompensuoja didžiulių kiekių parmezano. Mes pasistengsime, kad viskas būtų labai subtilu ir tuo pačiu labai paprasta. Naudosime vištieną, nors iš tikrųjų Cezario salotas galima daryti su lašiša, kepta ant grotelių, pavyzdžiui, su krevetėmis. Arba iš viso klasikinės Cezario salotos, iš viso be jokios mėsos. Tiesiog daržovių ir sūrio salotos. Mums reikia pasikepti vištieną, taip pat mums reikia pasidaryti padažą. Cezario salotom naudosime romaninės salotas, tai yra pagrindinis ingredientas, kuris yra pats svarbiausias. Žinoma, jeigu jų negalite gauti, nes kartais tai būna, naudokite icebergo salotas arba dar kažkokias kitokias. Man reikės prieskonių vištienai, druskos ir pipirų. Šiaip su druska reikėtų nepersistengti, nes pats padažas gaminasi iš ančiuvių, o jie yra labai sūrūs. Taigi garsiai Cezario padažą gaminsime iš 5 sūdytų ančiuvių, iš maždaug 100 gramų parmezano, poros kiaušinių trynių, poros skiltelių česnako ir maždaug 200 gramų alyvuogių aliejaus. Reikia susirkuoti sūrį. Sustarkuojame sūrį, įsispaudžiame citrinos sulčių ir paskui visus šitus produktus, kurie skirti padažui, susidėsime į virtuvinį kombainiuką. Visą tai galima padaryti ir rankomis. Aš tiesiog noriu, kad man šiek tiek būtų greičiau. Išstuksime iki vientisos masės. Taigi, 2 kiaušinių trynius dedame į šitą plaktumą, 2 skilteles česnako, taip gana stambiai supjaustytus, porą šaukštų citrinos sulčių,
ir 5 ančiuvius. Šiaip reikėtų ančiuvius truputėlį paragauti, ar jie nėra kažkokie tais itin sūrus. Patys puikiausi, kokius galima gauti. 1, 2, 3, 4 ir 5. Ir vos aliejus. Dabar šitą masę turime išplakti iki vientisos, tada supilti aliejų, paskui įmaišyti parmezaną. Parmezaną jokių būdų neplakite su virtuviniu kombainu, turėtų likti truputėlį jo drožlių. Supilame aliejų, alyvuogių, viską išplakame ir tada įmaišysime tarkuotą parmezaną. Jeigu padažas išeitų kažkiek per tirštas, visada galima įpilti vandens. Ne vandens. Aišku, vienas svarbiausių dalykų gaminant maistą ir ypatingai gaminant padažus, reikia visada ragauti. Ragauti. Bet tai juk yra malonu. Ir įmaišome parmezaną. Pasiruošę svarbiausią dalį padažų turime išsikepti vištienos filė ir pasiruošti skrudintas duoneles, kitaip vadinamas krutonais. Kepsime vištienos krūtinėlę, kadangi aš turiu keptuvę skirtą grilinti, tai aš ją ir naudosiu. Ir tuo metu ant kitos keptuvės pasiskrudinsiu krutonus. Krutonus mėgstu pasiruošti labai paprastai, tiesiog ant įkaitintos keptuvės, beveik be riebalų. Nupjaustau visą laiką visus kraštelius ir dedu jų tikrai nedaug, dėl grožio daugiau negu dėl skonio. Man patinka, kai salotos truputėlį lengvesnės, bet žinoma, jeigu suvalgysit su vyrais, tai gal tada reikia daugiau. Man labai patinka, kai Cezario salotose yra raudono svogūno. Nors klasikinėse salotose, man rodos, tai nėra būtina, bet tai suteikia labai ypatingo prieskonio salotom. Cezario salotas galima patiekti kaip tik tai norite. Galima suplėšyti romaninius lapus, sudėti juos į kažkokį gilesnį dubenį, permaišyti su padažu ir paskui tik tai ant viršaus uždėti vištieną. Arba galima lapus pateikti atskirai, vištieną pateikti atskirai, truputėlį svogūnų ir padažą atskirai. Čia galbūt labiau tiems, kas mėgsta laikytis dietos ir nori reguliuoti padažo kiekį. Aš matau, kad kiekvieną dieną nuo pat filmavimų pradžios čia visą laiką ateina ta pati mergaitė. Aš noriu padėkoti jai už tokią ištikimybę mūsų laidai. Sveika! Labas! Patinka laida mūsų? Prašau tau dovanų, parnešk mamai, kartu gaminkite. Gerai? Tai labai malonu iki bėgų gaminti. Ir viskas. Nuostabiausios, puikiausios, gražiausios, skaniausios, tradiciškiausios Cezario salotos yra paruoštos.
Laikas nicos salotom. Taigi dabar periname prie nicos salotų. Nicos salotas gaminsime iš tradicinių produktų, tai yra tuno, bulvių, virtų kiaušinių, šparaginių pupelių, kaparėlių, dėsime šiek tiek ančiuvių, o padažą darysime iš garstyčių, alyvuogių aliejaus, svogūnų ir balzamiko acto. Stengsime padaryti irgi tokį gana tradicinį nicos salotų receptą su konservuotu tunu, savo sultise, kad jis nebūtų labai riebus. Padažą darysime iš 2 šaukštelių dižono garstyčių, tokių grūdėtų. Iš pusės supjaustyto mažo šalot svogūnai jie tokie mažiau aitrus, labiau saldesni. Iš poros šaukštų aliejaus alyvuogių. Ir poros šaukštų balzamiko acto. Kartais galima įdėti truputėlį medaus, jeigu jums norisi saldžiau. Ir viską išmaišome. Nicos salotos yra iš tikrųjų neįtikėtinai lengvos ir paprastos gaminti. Tiesiog reikia būti pasiruošus visus ingredientus iš anksto, paskui tiesiog sudedi viską į lėkštę ir tiek žinių. Mes pasibarstysime grūstais pipirais tuną konservuotą ir virtas bulves, nes druskos salotos gaus iš ančiuvių, o tiesiog pipirai pastiprins skonį. Gaminant padažą visą laiką jį reikia ragauti, reikia jausti balansą. Ir aš, pavyzdžiui, labai aiškiai jaučiu, kad tikrai būtinai norisi šiek tiek cukraus. Jeigu norisi, vadinasi, reikia. Įdedu truputį cukraus. Labas. Dovanų duosiu tau, gerai? Mėgsti sultis? Tai gerai, sėkmės. Jaunieji turgaus lankytojai. Man, kaip jau tikriausiai pastebėjote, labiausiai patinka patiekti salotas, kad jos nebūtų sumaltos, kad jos būtų ingredientai daugmaž atskirai, kad pats valgytojas galėtų susimaišyti taip, kaip jam labiau patinka. Ar valgyti iš viso atskirai, kaip dažnai daro vaikai. Tai šiuose salotose mes panašiai, truputėlį atskirai padėsime visus ingredientus, išskyrus pačias salotas. Imame rukolos salotas ir jas apveliame su padažu. Bet irgi pasistengime tokio kažkaip maisto reikia labai stengtis nesumaigyti. Taip gana lengvai ir demokratiškai su juo reikėtų elgtis. Tai salotas ištepliosime padaže, o visus kitus ingredientus sudėsime lengvai. Paragaujame, ar užtenka padažo. Dar šiek tiek. Padažas turėtų jaustis. Kadangi visi kiti ingredientai salotų yra ganėtinai švelnus, tai rukolas su garstyčiomis ir balzamiku suteikia tokį labai aštrų prieskonį. Taip, kiaušiniai. Šiek tiek pasūdome šparaginės pupeles, nes jos ypatingai yra tik tai šiek tiek nubilančiuruotos. Jom nieko nedaryta, tai vos druskos ir mažytis šlakelis citrinos sulčių.
salotas beveik paruoštos, belieka tik tai paserviruoti. Dar pasiparštume pipirais. Tuna, bulves. Kai perkate bulves, tai turguje būtinai paklauskite prekeivio, kokie rūšis bulvių, nes juk yra bulvės, kurios sukrenta tinkamos vieniem patiekalam, yra tokios bulvės šlapios, kaip šios, kurios labiau tinkamos miso salotom. Pavyzdžiui, yra grupės, pavyzdžiui, yra čia Laura. Tai būtent krakmolinga ir skaitosi cepelininė, jinai yra ir plius jinai nesubyra. Ir šiandieną būtent aš jai pasiūliau, kadangi salotą darant, jie šverda ir ją po to gali pjaustyt kubelės ir ji nepasidaro to tokią košę ir panašiai. O va šitą vienetą, tai jinai subyra. Ir ančiuviai. Aš norėčiau tokias Nicos salotas gauti tose kavinėse, o ne atmestinas, kaip dažnai pasitaiko. Ir iš viso, gaminant maistą reikia būtinai dėti pagrindinio ir svarbiausio prieskonio, tai meilės. Taigi, mūsų Nicos salotos baigtos. Tik kovo 13 dieną prekybos miestelyje Urmas tikra 30% nuolaida įvairioms prekiams nurodytose parduotuvėse. Parduotuvių sąrašą rasite internete urmas.net. Prekybos miestelis Urmas. Prekybos miestelyje Urmas pagal atliktus lankytojų srautų tyrimus kiekvieną dieną apsilanko vidutiniškai daugiau kaip 25 000 žmonių. Įvairių renginių, tokių kaip tarptautinis senturgis metu, lankytojų srautas išauga dvigubai. Pagal atliktus pirkėjų demografinius tyrimus, prekybos miestelyje Urmas apsiperka Kauno miesto ir rajono gyventojai, taip pat miesto svečiai iš visos Lietuvos. Daugelis pirkėjų čia lankosi ieškodami kokybiškų prekių už mažesnę kainą. Net apsisuka galva, nesupranti, ko nori, matai tą gražu ir nesupranti, ką nusipirkti. Ypatingai pirkėjų srautai padidėja keičiantis sezonams, prieš naujuosius mokslo metus, prieš didžiasias metų šventes, Kalėdas, Velykas. Pirkėjai daugiausiai perka maisto prekes, drabužius ir avalynę, buities reikmenis, namų apyvokos daiktus, apdailos medžiagas, buitinę techniką, baldus. Dažnai gana tenka lankausi dėl buitinės technikos, dabar kaip tik įsirenginėju savo butą. Nemažą prekybos miestelio Urmas pirkėjų dalį sudaro verslininkai. Čia jie didmeninėmis kainomis perka prekes, kurias vėliau parduoda savo prekybos vietose. Taip pat verslininkai perka maisto produktus savo kavinėms, restoranams, kaimo turizmo sodyboms. Apklausus dalį prekybos miestelio Urmas pirkėjų, pasitvirtino, kad jie džiaugiasi prekių asortimento dydžiu, prekių kainomis, jų kokybę. Įvairiai čia ir kokybės, ir kainos, kad būtų atitikimas viens kitam, taip maždaug iš praktikos. O šiaip tai, kur patinka, ten ir perki. Didžiausias Lietuvoje prekybos miestelis Urmas, siūlantis platų prekių ir paslaugų pasirinkimą vienoje vietoje už geriausią kainą, laukia jūsų. Tik kovo 13 dieną prekybos miestelyje Urmas tikra 30% nuolaida įvairioms prekiams nurodytose parduotuvėse. Parduotuvių sąrašą rasite internete urmas.net. Prekybos miestelis Urmas. Tokie reikalai su salotomis. Padarėme Cezario ir Nicos salotas, dvi pačias garsiausias pasaulyje salotas. Ir manau, kad mums jos pavyko puikiai. O dabar jau vertinkite jūs savo virtuvėse. Didelė puokštė gėlių,
Kovo 8-osios proga tau, mielas skiriu. Ir kad šventėje netrūktų staigmenų, Cezario salotas tau virtuvėje ruošiu. Tai štai, mielosios, sveikinu visas su švente. Tiem, kas nematė laidos, kviečiu užsukti į svetainę LNK.go ir pažiūrėti laidą, kad ir 100 kartų. Aš su jumis atsisveikinu iki kito šeštadienio, o dabar einu susirinkti savo sveikinimų. Jei tau pabodo bulvės ir mėsa, ir odos nebeskanus, mėsaininį pica. Jei norisi gaivių salotų, nebijok, tai neliga. Reiškia, traukėsi į šalį, jau įgrįsusi žiema. Laidą pristato atsinaujinęs ir didžiausias Lietuvoje prekybos miestelis Urmas, siūlantis plačiausią prekių pasirinkimą vienoje vietoje.